Sveiki, šiandien pakalbėsim apie kemperių lipdukus. Turbūt nėra kemperio, kuris nevargsta su šitą problemą. Aišku, kai kurie, iš tikrųjų dar labai teko pastebėti vieną dalyką, kad kuo brangesnis kemperis, to blogesni lipdukai būna. Ir šiaip kiek teko dirbti su kemperiais, mačiau, kad ta plėvelė, iš kurios gaminami tie lipdukai kemperiams, yra tiesiog pati pigiausia plėvelė rinkoje. O dažniausiai, iš tikrųjų, šoniniai lipdukai dažniausiai laiko neblogai, bet logotipai ir tie lipdukai ant kepurės, sakykime, išblunka iškart. Mano atveju tai visi lipdukai yra savo vietose, šitas net yra storas lipdukas, toks plasmasinis, sakykime. Šitas irgi matosi yra iš geros kokybės, bet yra priekį ir gale. Yra logotipai mėlyni du, kurie yra matę geresnio gyvenimo. Tas viršui, aš jį nulupau jau, jisai buvo iš viso trukinėjęs, visas nusilupęs. Iš tikrųjų, ėmiausi šito darbo dėl to, kad buvo pavargęs jau lipdukas žiauriai ir iš tikrųjų atsilupo vieną raidę. O gale tai biškiai trūkęs yra ir keliose vietose, bet vis tiek kažkaip galvoju, yra pas manęs, galim pažiūrėti. Yra pas mane jie mėlynos spalvos šitas lipdukas, bet aš galvoju, gal man čia tiktų visai juodas ir jisai matosi biškiai yra. Nežinau, kaip matosi, bet yra patrukinėjęs, jis toks nublūkęs visas. Tai va, ir kaip ir tie du tik tai, o mes turim naujus lipdukus. Šitie lipdukai yra neoriginalūs, jie, vienu žodžiu, turiu draugę, kuri dirba reklamos firmai, jie ten gamina tokius lipdukus visokius ir padarė man šitą lipduką. Knausui net nereikėjo logotipo ieškoti internete, nes tiesiog jinai užrašė tekstą ir pavertė ir gavosi kaip originaliai. Tai va, ir šokam jums parodysiu, kaip reikia pasikeisti lipdukus. Ir pradėsim šildyti su fenu, reikia nusilupti šitą lipduką ir jaučiu gal čia time-lapsą jums, nes čia gali ilgai trukti, nes tie lipdukai yra taip gerai prikepę. Ir jo, davai. Liko tik klijai, daug klijų. Iš pradžių pradėjau po biškį šildyti nelabai, atradau iškart metodą, kad reikia gerai iškaitinti ir tada jau degančiais pirštais nulupti viską. Tai va, dabar reikia geriausia būtų, aišku, kažkoks klijų nuėmėjas specialus. Aš neturiu klijų nuėmėjo, tai su spiritu pabandysiu. Pabandysim brake cleanerį, gal biškai geriau valystas. Tas pats.
Taip, nuvalius, paprastai viską nuplėšus nuvalius yra viena problemytė. Matosi seno lipduko žymė, nes kemperis yra biški nublūkęs. Tai aš manau, reikėtų biški papoliruoti. Nu vo, aš galim, aišku, jeigu neturit poliravimo mašinėlės iš rankos, čia nusipoliruoti biški, kad bent jau nesimatytų to perėjimo. Aš turiu drėlę su tokiu angaliuku kol kas, kad nereiktų čia laidų. Naudosiu heavy cut, nes čia, čia lengvai neišsiema tas šiaip, bet kažkaip gal išimsim. Nu, kiek nusivalė, tiek nusivalė. Dabar grįžtam prie nuriebalinimo vėl. Nes dabar jau reikia labai gerai nuriebalinti, nes dabar yra tas poliravimo pastas čia pilna. Žodžiu, neišsiėmė visiškai tas. Nes, ne vienerių metų. Po saulės pablūkinta, nors aš ir čia poliravęs šitą kemperį su mašinėlė. Vis tiek jau tiek nebeatsišveičias. Švariai dabar čia reikia nuriebalinti viską. Iš tikrųjų, ta saulė čia pradėjo šviesti, taip nieko nematau beveik. Jo, ir vienu žodžiu, nusiriebalint reikia su kažkom, kas greitai džiūva. Nuima riebalą viską. Tai va. Bus taip. Jo, reikia mums izoliacijos dabar. Tokios paprastos, tokios maskuojamos. Daryti 4 tokius brūkšniukus, sudėti kur norim logo. Čia iš tikrųjų biški matosi to seno, tai labai sunku nebus. Dedam vieną čia. Vieną gale. Vieną gale ir per vidurį kažkur. Va taip, dabar mums dar reikės, su kažkom pribraukyti ir peilio. Šiaip peilis gerai, su peiliu įsipjaunam čia biškį į tą, taip ne kiaurai, bet kad matytumėm paskui va, kur yra tas mūsų, nepamestumėm aukščio. Tada atsilupam šitaip. Čia yra toks triki. Nusipjaunam tą popieriaus galiuką,
Ir dabar labai svarbu yra šitą popierių užlenkti turim į vidų. Ir taip gerai va užlenkti. Tada pasiemam taip. Ir klijuojam. Šiaip vidutinio stiprumo. Na. Tada nuimam šitą izoliaciją jau. Ir irgi tą pusę taip pat įsipjaunam. Nepatinka su kairė ranka braukyti, bet to ką daryti. Ir dar šiaip tai galima biškį pašildyti tą lipduką, kad jisai prikibtų geriau. Tos saulės ar matysis, bet ta prasme juodas, tai tikrai geriau atrodo ant šito kemperio. Iš tikrųjų, ta saulė pradėjo šviesti žiauriai. Nežinau. Nu va, jeigu pafollowinsit mane, tai pamatysit videosiuose, kaip atrodo, bet šiaip žiauriai gerai atrodo, daug geriau atrodo negu mėlynas. Taip susiderino viskas, nes maždaug viskas buvo juoda. Pilka, šiaip, o tas mėlynas taip ne prie ko. Nu va, o dabar užklijuosim čia. Čia mums biški sudėtingiau, čia biški reiks iš akies durti biški, pasimatuoti kažką. Bet jo, pabandysim kažką. Nu jo, dabar pabandysim kažkaip užmesti, bet čia biški pavojingiau bus. Nelabai eina taip užsiklijuoti kaip pagale. Tai čia reikės biški.
atrodo tiesiai. Taip retai būna, kada jau iš akies dėdi ir gerai uždėdi, bet čia priekį tiesiog, nėra prieimo čia. Kad ir kopėčias kažkokias atsineštum, vis tiek jisai per vidurį yra ir, sudėtingai. Bet labai žiauriai gerai gavosi iš tikrųjų. Parodyčiau iš priekio, bet labai saulė šviečia ten. Jo, gal pabandysiu parodyti. Iš tikrųjų žiauriai gerai, daug geriau atrodo juodas negu mėlynas kaip buvo. Tai va, ir pamatėm iš tikrųjų, kaip lipdukus užsiklijuoti reikia, pasikeisti. Iš tikrųjų, sakau, alternatyva kreiptis į reklamos firmą kažkokią, kur gamina reklamos lipdukus. Iš tikrųjų daug pigiau būtų negu pirkti iš atstovų. O šiaip daug žmonių, matau, važinėja su nusilupusiais tais lipdukais, bet ir, nežinau, gal nieks nežino, kad jų yra pirkti. Jo, bet šiaip šoniniai lipdukai, jeigu jau jeigu būtų taip, kad jau būtų visi šoniniai lipdukai nuėję, jų tai tikrai nepadarys tokių pačių. Bet ieškočiau kokiam Shutterstocke kažkokio dizaino įdomaus. Ir taip pat kreipčiausi į reklamos firmą, kad pagamintų tam kemperiui. Jau ateitum, tenai jau turėtum nusipirkęs tą failą iš Shutterstocko. Arba galima kreiptis juos, kad jie padėtų, nes jie kartais dar ir dizainą biškį pritaiko labiau būtent tai transporto priemoniai. O šiaip sakau, kreiptis į atstovybę, čia brangiai kainuotų. O užsiklijuoti šiaip nėra sudėtinga, šiaip tokius kažkokias juostas ilgas nerekomenduoju patiems klijuoti, jeigu neturit patirties, geriau sumokėkit tai pačiai reklamos firmai, kuri galėtų jums juos ir užklijuoti. Bet šiaip kažką tokio mažo, lengvo, tai aišku, tikimybė sugadinti yra, bet nebandysi, nežinosi. Šiaip nėra sunku, labai lengva. Tai va, iš tikrųjų dar norėjau pasakyti, kad poras 2 ar 3 savaitės jau niekur nevažiavam, nes buvo lietus žiauriai užpuolęs. Čia dabar, šiandien ir vakar buvo neblogas oras, bet čia vidury savaitės. Tai bandysim dar išlėkti kažkur. Ir kažkokį keliavimo video padarysim dar vieną. Tikrai dar vieną padarysim prieš sezono pabaigą. Gerai, tada pafollowinkit mane Instagrame. Čia aš Petras ir susitiksim kitam video.